kai krosnelė akmenį yra nauja, jinai yra visiškai balta. Gali atsitikti, kad jūsų tešla per šlapia, o sudegs miltų dėl to, kad nenuvalė gerai tešlos bazę. Tada reikės valyti. Žmonės įprastai gali naudoti tokio šepečių. Nuo viena pusė grando, nuo kita pusė nuima, jeigu dideli gabaliai su tokia kaip pjuvis. Taip pat šita yra kitokia modelį. Grandimą ir čia nuėmimo, jeigu didelį gabalam. Bet jeigu jums atsitinka, kad jūsų akmenį atrodys taip po darbo, pirmas dalykas, kur reikia daryti, reikia jungti maksimaliai jūsų krosnelę ir palikti, kol viskas sudegs. Tada bus įmanoma nuvalyti. Jeigu yra visiškai tragiška, ištraukite šaltą akmenį, apsukat ir dedat į kitą pusę. Tada sudega apačioj, dezinfekuojat viskas, o viršui galite naudoti kaip naują. Ir kas nuo kartą atverčiat, kad šitas procesas vyktų. Tik tai, jeigu sudegant lieka daug dalykų, turite jo nuvalyti su šepečiu ir bus švari. Negalima absoliučiai su vandens, dėl to, kad kai jungiat jūsų pečiuko, jo labai greitai gauna temperatūrą, o keramika įsigerdama tą vandenį reaguos ir sulūš, sprogs, bus įtraukimų. Tai nedarykit savo problemų. Deginat, po kiekvieną naudojam gerai orkite per tą laiką, kur valgot savo pizzą ir tada išjungiat orkite, kitą kartą bus švarus.